Nufilmuoju. Nu, tai va, čia yra sostinė vieta. Sostinė, man atrodo, kad sostinė. Hanojus, Vietnamo. Tai va, Vietnamas, Hanojus, pažiūrėjus, jeigu būtų ne siaurakiai žmonės, tiesiog kitokie žmonės azijietiško sukirpimo, tai pagalvotum, kad tai yra Platelių ežeras ir tiesiog vyksta festivalis. Arba Trakų koks nors festivalis, nes ežeriukas yra. Ežeriukas, va vaikų žaislai tokie patys kaip ir Lietuvoje, matėm ir lėktuvėlius, ir burbuliukus, viskas tas pats. Va, čipsai tie patys irgi va, kur būna greitai. Nu čia dešrelių dar yra, krevetkų biški savotiškai, nu bet priklauso čia dėl kultūrinių sumetimų. Bet čia tai Platelių. Va, burbuliukai. Burbuliukai, va, eina. Burbuliukai. Va, burbuliukai. Kas čia dar mašinėlės buvo vaikam prieš tai, balionai. Tas pats. Balionai, va tie, kur turi šiką, kokį nori gyvūnėlį, va, mašinėlės. Tas pats. Tas pats. Tik tiek, kad yra komunistinių ir Vietnamo vėliavų, toks vat ir skirtumas. Nu. Lyg ir. Nieko per daug skirtingo čia. Tas pats. Visur tas pats. Žodžiu, žmonės kitaip atrodo biški. Išskyrus, kad vietnamiečiai yra profesionalūs krenkšėtojai ir spjaudytojai. Dieve, fu. Bet jie tiek čia yra įprasta, jie gimsta gal su šito įgūdžio, aš nežinau. Net kitam kambarį, pavyzdžiui, jeigu nuomojas jau tvirtos sienos čia, nenormalūs pastatai, ne kai kokio Ispanijoje. Girdi, tai kai krenkščia arba kai vos nevėme, kai dantis valos. Visur girdisi. Nu. O miestas tai kaip visada, va jau yra ir padažytų. Gal čia užsieniečiai, bet jau mačiau ir su blakstienom prilipintų, ir jau blondinėm pavirtusių. Ir ten be lemenukų jau matos atviresnis miestas. Dronai, va, kažką. O, žiūrėk. Nu, čia filmuoja, kažkas vyksta. Bet jo, čia jau toks kosmopolitaniškas yra miestelis. Vis tiek sostinė priklauso. Bet labai tokia miksuota ta sostinė, toks panašu Vilnius su Palanga sumaišytas. Toks tai nežinau. O, žiūrėk, kaip gerai atrodo. Čia Ho Chi Minh, man atrodo, ne? Gali taip. Ar čia jų dabartinis gal valdovas, premjeras ar toks, nežinau, ką čia pasakyti. Nesvarbu. Nu tai va, Palanga su Vilniu ir Platelių ežeru sumaišyta ir gauni Hanojų. Tada biški azijietiškų veidų įdėti. Nu, vaikai krenta. Kliumptelėjo. Visur toks pat gyvenimas. Normalu. Kažkas lapų šluoja. Nu, kas dirba, kažkas pramogauja, sako pasitrauk. Berniukai važiuoja, riedučiai. Tas pats. Nu, karikatūros, va. Va, karikatūras piešia. Vyną nusipiešia, varūko atsisėda. Va, apsimeta, kad bėgioja, atseit maratonui ruošiasi. Nu, viską. Nu, tai va, toks ir tas gyvenimas. Nu, eisim dar įdomu, turbūt bus, kur traukinys važiuoja ir maistą pardavinėja. Tai kai traukinys atvažiuoja, visi pasitraukia. Tai va ten bus gal įdomi vieta. Bet man atrodo, čia vienintelė vieta Hanojuje, kas įdomu. Eisim dar po turus pasižiūrėti, bet papasakosim, jeigu ką dar atrasim. Bet pirmas įspūdis tai toks. Gražus ežeriukas. Gražus ežeras. Turi savo miestai, kai turi ežerą ir prie to ežerų padarė infrastruktūrą kažkokią romantiškai, taip, ne? Vaidukas toks geresnis, kai ežeras vanduo vis tiek savo priduoda. Aš galvoju, kažkaip, pavyzdžiui, Kaunas turi Nemuną, ne? Nu. O Vilnius irgi turi nerį. Nu. Bet kažkaip nėra per daug to tipo, kad prie upės. Ir prie Kauno pilies, kur upė yra toje vietoje. Nu, Vilniui prie Cupo ten ale kažką biški. Nu, Vilniui prie Cupo. Bet upė tai ilga. Upė tai ilga. Galėtų gal daugiau kažko, nes, nu, fainai. Nu, saulė leidžiasi gražiai irgi. Matosi per palmių. Va, ko Lietuvoje nėra, tai yra šitų nešyklių. Va, kokios gražios tos nešyklės šaunuolės.
Reikia maistą pardavinėti. Nusipirko jau lapą. Lapą tokį nusipirka, ten maisto būna. Čia žmonės mėgsta pudelius, beje, pastebėjom. Maži šuniukai, šiaip, ne tokie, kiek matėm. Jo, Daugiausia. mėgsta pudelius. O, ką ten normaliuoja? Kur tik tai. Ką čia būrė? Marmaklios kažkoks tai. Kažkokį markaklios. Hele. Sveikinasi. Kažką Saldus šūdas kažkoks bus liūdnas čiūjų. Tai žinoma, kitaip ir nebūna. Kas daugiau? Tik cukrus, tik cukrus. valdo pasaulį. Cukrus valdo pasaulį. Tai va, bet šiaip Vietname pastebėjimas yra toks, kad net jeigu turi daug turistų, užrašai yra vis tiek vietnamietiški. Pavyzdžiui, nu šičia tai faktas yra vienas iš miestų, kuris turi daugiausia skrydžių į jį, ne? Jo. Tai turėtų būti tikrai daug turistų. Bet... Ir matosi turistų šiaip veidų daugiausiai. Jo, bet vat nepasiduoda, jie nelabai angliškai rašo. Nu, ten gal kokia va studijo, tatų studijo, bet šiaip daugiau savo užrašę kalbą ir viskas, kur kitur būna arba tik angliškai, arba savo kalba yra angliškai, o čia ne. Monizmas daro savo, man atrodo. Nu gerai, nu išlaiko kultūrą, tai apie ką pasaulis bebūtų, jeigu kultūrų nebeišlaikytų ir viskas susimaišytų, žinai. Na, Turi būti kultūros, turi jos gyventi. tenai. Tik svarbu, kad netaptų tos kultūros vienos prieš kitą. Šiaip dėl įdomumo kultūros turėtų būti, o ne dėl to, kad ten vienos geresnės, kitos blogesnės. Ką azijiečiai labai mėgsta, tai jie labai daug laiko praleidžia nuotraukom. Jie ten gali prisirengti ir labai ilgai vienoje vietoje stovėti, darytas nuotraukas, atkalę pozas, ypač panelės. Labai taip sureikšmina visą Instagramą ten ir taip toliau. Nu jau. Nu, bet jau kur ne, visur. Nu bet čia ypatingai, čia atrodo kiekviena panikė moka tas pozas, fotkina vieną kitą draugę profesionaliai. Aš tai ten žinai kokią Dianą šiaip nuplėkiu ir viskas. O čia rimtai žiūri fotografavimąsi. Ja, aš manau, visur. Į labai smirda. Smirda vėl srutom kažkokiam blemba. Nu, biškį smirda. Bet čia gal kur šilta šalių problema. Gal. Kur šilta, ten ir smirda. Nes ir Ispanija smirda. Ir Ispanija. Gal ne tiek daug? Smirda. Nes sistemos tokios nepadarytos geros, kad gal nuotekų dar kažko ant durniaus. Kai kur šalta, man atrodo, šalyse ten geresnė sistema, infrastruktūra padaryta dėl užšalimo yra. Giliau visur tos nuotekos. Ir tada automatiškai kokybiškiau būna. Ir vasarą būna automatiškai. Jo. Ne taip smirda, nes giliau būna padaryta dėl žiemos. Bu. Nu, blemba investuoja laiko į tos nuotraukas jos. Na, tai va, o čia eina ką. Čia neleidžia. O muzikėlė vietnamiečių, beje Shazamas, kai bandau įjungti kokią muzikėlę jų, kad išsisaugo turėtai neranda. O jų muzikėlė yra tokia, kaip buvo pirmieji telefonai, polifoninė tokia muzika. Pliu, pliu, pim, pim, pim. Yra, čia turčių eiktų. Be problemų. Yra tie, kurie dviratį mena ir veža. Yra ir Rolls Royce, kas važinėja. Jo, beje, dėl motorolerių ir mašinų, tai vienas vietnamietis pasakojo, kad Vietname tokios kaip mašinos, kur paprastas žmogus naudotų, ne įmonė, ne kažką, atsirado tik prieš 20 metų. Pradėjo važinėti paprasti žmonės. Buvo tik tai visą laiką motoroleriai, motociklai. Nesigirdi tavęs? Buvo tik tai motoroleriai, motociklai, iš esmės ir viešasis transportas, nu gal ir sunkvežimiai, kaip suprantu. O po to jau prieš 20 metų paprasti žmonės pradėjo įpirkti mašinas, nusipirkti mašinas. Tai realybė tokia, kad jie ir dabar, kai skaičiau, pavyzdžiui, motociklus, šitos kai važiuoja 3 va į garažą, normalu čia.
Bet daug kas be teisų vis dar važinėja su motociklais iš esmės, tai jie patys kiek išmokė ir važinėja. Žiūriu, čia daugiau be šalmų važinėja, tai pakankamai laisvai, bet šiaip tai, kur Hadžiangė mus stabdė policija, yra tam tikri miestai taškai, kur stabdo policijos. Tai va, krevetės kažkokios paskudintos irgi, bet reikia su tarptautiniam teisėm važinėti, neįsidirbinėti. Bet... Jo, ypač kas turi, tai jie... Jo, šitos rūko. Aš nežinau, čia žolė, čia tabakas. Bet daug, kur ant motorolerio būna prisikabina tokius. Jo, bet čia pirma Azijos šalis, kur matėm tų tokių bongų rūkimo, ne? Jo, kažkaip kitur niekur nematėm. Tai va, tai tiek gal žinių, va, ir turistai. Nu jau priplirpėm čia nemažai. Ai, kas įdomu apie kokosus beje. Čia kokosų sultis irgi geros, bet jie nepraskelia, jeigu nepaprašai. Tai jeigu būsit čia ir gersit kokosas, tai gerkit labai gerai, bet paprašykit, kad praskeltų. Nes jie čia ne kaip Indijoje, nepraskelia žmogui. Nepasiūlys, jeigu nepaprašysi. Jo, ir matėm kelius turistus, kurie tą kokosą krapštė su šakute. Tai reikia nebijot paprašyti, perskelia nau. Kirpykla laukia. O, prašom. Gal pigiau? Tai jau gal apsikirpsi? Tai kad gerai, sakė jau per trumpai. Tai. Ne, dabar jau galėtum pasitrumpinti. Jau, vakar buvo per trumpai, šiandien jau paaugo per naktį. Na. Semku užvalgė ir paaugo. Semkas mėgsta. Žiūrėk, koks drakonas. O, žiūrėk, čia viešojo transporto yra autobusai. Nu. Šiaip viešojo transporto nelabai yra, dėl to jie visi. Šiaip keliauti be motociklo, kur apsistojom praktiškai iš kiekvieno viešbučio, pasiėmėm po motociklą, atvažiuoji iš karto, sakai, duokit motociklą ir važinėja aplinkui, nes be motociklo tai labai sudėtinga, ypač mažesniuose miestuose. Gal tenai va, tokiam kaip Hanojui, gal Hočimine, nežinau, nebandėm, bet viešasis transportas tai čia sudėtingas reikalas. Mažesniuose, ypač ten kaip Ninbinė, kokiam tai be šansų. Ten arba dviratis, arba motoroleris. Nu ir šiaip tas motoroleris, ką ten, 4 arba 6 eurai dienai. Jo, ir važiuoji, ir nepriklausomas, kur nori, ten ir nulėki. Ten užsipiliau už eurą arba 2 kuro ir viso. Jo, ne už eurą, nu kiek, kokios skaityk, jeigu motoroleris dienai kainuoja nuo 100 iki 200 jų pinigų, pusantro daugiausiai, iki pusantro, vidutinis pusantro, tai čia apie 6 euriukai, nu ir kuro pravažinėsi už kokį eurą, 3 eurus, nu tai kokį 9 eurai, kad turėtum transporto priemonę. Tai sakau, kuras nuo 1 iki 2 eurų. Ai, žodžiu. Nu va. Va, telefonuose kaip visada visi sėdi. Labai daug manikiurisčių visokių. Gerai daro, šiaip esu patenkinta šių darbų. Bet visos neturi darbo. Bet jeigu norit ten pasimasažuoti, nagus nusilakuoti, tai iš karto tą patį momentą galit rasti. Nereikia užsisakinėti iš anksto, va, kosmetinėmis parduotuvėje. Aš tuo pieštuko norėjau. Užeinam. Gerai, čia ir baigėsi reportažas. Viso gero. Prie traukinių. Nu. Va, ką valgysim. Tokį paragausim. It kind of looks like, O, monstriukas. yes. Maybe put some weed inside. What? Your hands are shaking. 1, 2, 3, go for it. No, it's the animal. Yeah. Okay, enjoy. It's a fish. Enjoy, guys. Yeah, ma. Yeah, okay. Ma. Yeah. Ma. Yeah, you get it. Ma. Yeah, one more time. Too long. Yeah, yeah. Ma. Ma. Yeah, you get it. And
žodžiu, praėjom gatvę, vadinamą Alaus gatvę Hanojui. Tai ten pilna žmonių, sunku praeiti. Gerai, kad biški jau kad ir aš vidutinio ūgio Lietuvoje, bet vis tiek aukštesnis tarp tų azijiečių, tai lengva prasistumdyti kelią. Nereiks stumdytis, tiesiog eini pasitraukia. Bet mažam žmogui tai gali būti labai taip ir per daug imtimų, žodžiu. Bet jau visko yra, aliukas pigus, vadinama Alaus gatvėje, ten 50 centų bare alus, euro. Europiečių daug, turistų daug, žodžiu, jau ir sutikau, kas ir žolės, ir dar kažko tai ten siūlė patyliukais. Tai žodžiu, čia jau veiksmas vyksta pilnu tempu. Hello, hello. Tai jau čia ramesnė gatvė palyginus, bet išėjom iš tos Alaus gatvės, einam kur ramiau biškį. Like that. So we're not gonna have oysters. I think after this. Is there any Wow. 1 metro namas. Keliaujam, čia vadinama traukinio gatvė. Ir čia Hanojuje atvažiuoja traukinys, visi šiaip žmonės vaikšto. Čia dabar kavinėse susėdė, laukia atvažiuos traukinys. Ir kada atvažiuoja traukinys, visi žmonės prasiskirsto. Tai čia toks traukinio laikas šitas. Visi pasiruošę telefonus filmuot, kiekvien žmogelis lauk traukinę, irgi ir vietiniai traukva, traukinys toje atvažiuos. Kur traukiniuks? Į Donatvą pasiruošęs filmuoja. Čia yra, vokietis tik nefilmuoja savo atsisėdęs vaisius. Sako, bus už 2 minučių, reiškia 2 minutės dar turiu, nėra čia ko lėkti. Čik. Oh, it's very close, guys. That's how close. Interesting, huh? Train. Alright, let's go outside there, please. Va, šašlykus daro. Geri, ne kepsniukus, va, šašlykinį. Good one. Va. Vietnamas šašlykų nereikia gamtoj daryti, gatvėj daro. Vietname šašlykus gatvėj daro, nereikia gamtos akiemo. Ką ten su to ežero išsidirbinėjai? Na. Verda kepa, veiksmas vyksta. Mėsytė gatvėj. Va, tokį namuką yra apleistu. Yra, va, daržovų. Va, kiek viskas. Now we go to the market. Market. Do you like cooking? Su šventom Velykom. Čirškaliukai sveikina jūs iš Vietnamo. O, čiršk. Ne čirškė. Gal šitas pačirškė. Čiršk su šventom Velykom. Velykinė vakarienė.
Normalu. All the kitchen tools keep there, and there's a cook there with the chicken. So basically, like, Gerai, kad bokalo alaus neatsinešė. Va, kur vakar neėjo praeiti, čia kur buvo belė kiek žmonių, vat kažkur čia aš ir filmavau vakar. Tai va, Šitą buvo pagrindinė bėr, va, čia neėjo praeiti, Va. visi alų siūlė, staliukų pilna, o dabar tušia. Nuo 5 valandos konvertuoja taip. Viskas. nu, jie čia fotkinasi, aš nežinau dėl ko. Nu, jų žinai, gatvė, Bet čia pigus alus. Pigaus alaus gatvė. alus kiek sakė kainuoja? 13 tūkstančių. 70 centų, 60 centų už... Nežinau, ar čia mažas stiklinės ar bokalai, bet vis tiek nebrangiai. Jau ir kavinė, ale bare. Bet čia tai, vat, pavyzdžiui, 30, tai čia nėra čia, bet buvo pigesnių ten, kai vakarė. 30, tai čia euras 30, euras 20. Šiandien vat, vaikštom su dar vienu gidu, tai nu, man sunku ją priimti kaip žmogų, nes labai daug bajerių, tokių populistinių. O, europietis alus, nerūkai, kaip tu nerūkai, va, jeigu mėgsti parūkyti. Tabaka, ne ką kita. Tie bajeriai tokie, nu, prisitaikę. Bet tie tokie, nenatūrali tokia, nežinau. Bet gal kažkam susivalgo, gal kokia. Tai aš, jo, bet man sunkokai. Man patinka paprasti žmonės, kurie nėra išmokę mimikų, nėra išmokę kažkokių ten frazių. O. Kokie? Žodžiu, čia gyvena Hanojaus centre vietnamiečiai. Ir čia tokie kalidoriukai. Gyvena vienam kambariukį, 10 kvadratų, 4 žmonių šeima, didesnė apartmentai, 25 kvadratų. Nu tai va, 10 kvadratų ir čia ir motoroleriai pravažiuoja, čia tokį sklepą kalidorių eitum, o čia yra Hanojaus centras. Va, tai kambariukai, tokie kažkokie nedidelė, kaip barako kambariukai. Sakytum, kad sklepą eini. O čia yra gyvenamieji namai. Valstybė po revoliucijos išdalino žmonėm, o net šunų turi. Nu, tai kaip sklepę gyventų. Gyvena ir su tėvais, sakė, gyvena šeima. Nu, gyvenimas maždaug toks. Čia jau didesnė apartmentai, 25 gal. Tai žodžiu, gesintuvai neveikia. Čia dėl vaizdo valstybei padaryti. Per COVID galėjo 3 kartus išeiti žmonės. Realiai, tai įsivaizduok, gyvenant tokiuose rūsiuose. Ką dar čia, tai kvadratinis metras 40 000 kainuoja, bet parduoti negali, nes niekam nereikia iš esmės, kai viešbučiuos uždraudė, man atrodo, čia valstybė, kad daryti kažkokius, bet šiaip, jeigu parduoti niekam nereikia vieno to sandėliuko, visi nori visą pastatą nupirkti, o tai tada reikia 40 šeimų, kad sutiktų parduoti, o močiutės kokios nenori jos niekur kraustytis. Nes tipo gali normalus apartmentas nusipirkti ne centre, 2-3 kambarių jau ne sandėliuką, arba kažkur priemiestį gal net ir namuką. Tai va, toks įdomi vieta. The soft shell one. It's not our hardly turtle, different one. This one can make soup. How do you make the eel? Here we fry it in noodles. Or they just like steam it and then sushi, even rice as well. Do you like fish? Lots of fishes waiting to die over there for to take out the fish. But the head chop it off blind there. Right, that's what comes. Vienas didžiausių Hanojui turgų, medžiagytės. Visokiausių yra. Bet kažkaip populiaru pas juos
medžiagos Europoje, kur keliausi nelabai pamatysi, retai kur. O čia populiaru. Čia siuva žmonės perka, renkasi medžiagėlės, o guli kebrantas, guli, miega, kas kaip nori. Drebantis tiltas, kai atvažiuoja traukiniai, sakė, gali jaust kaip žemės drebėjimą. 40 kartų buvo bombarduotas ir atstatinėtas. Amerikonai bombardavo, rusai atstatinėjo Hanojaus centre. Up in the middle of the bridge, you have a way go down. So where Tai šuo sunkiai eina klišis, jam riedlentis reikia. Va, kai užsiaugini tokį pilvą, tai sunku vaikščioti. Va, gražus vakaras, čia šiaip ežeriukas Hanojaus centre. Visi prie ežeriuko bazuojasi. Nuo ežeriuko vėsuma tokia eina. Smagu. Hanojus mums labiau patinka negu Ho Chi Minhs. Čia vietinis toks žaidimas vietoj fulės. Nu. Arba mergička gal. Nu. Opa. Ne, nepaėjo. Dar kartą. Ne, kažko jaudinas gal, kad filmuoju. Prieš tai neblogai važiavo. Atnešė blyną į dar ryžių popieriaus. Nežinom kaip valgyti. Ateina parodyti. No, I want to film you. Parodys dabar. Aha. This is the rice paper. That we know, but how to do it? Don't worry, I will show you. Take one piece. It's not your real name, Lily. Yeah, this my Vietnamese name is Cui. It's quite difficult to remember, so I show you. First of all, I'm going to take some vegetables. This is lettuce. Purple mint. This is oregano. Oregano. Yes. Oreganas, peppermint nežinau, kad mėta. Mėtos vadeda įdomu čia. Can you eat coriander? Cilantro. Aha. Cucumber. Carrot. Agurką, morką vadeda. Green mango. Green mango. And take a piece of pancake. Mangą įdedi. Tada jau tą blyną. And then I will roll it up. Nice. Like this. And then you dip in the sauce. And then you eat. No, you eat, not me. Okay, thank you so much. Tai čia taip ir pasidaryk pats. Velykinė vakarienė. Dar čirška. Vakas čirška. Čirška. Kas iš tikrųjų čirška? Žuvis čirška. Tai žuvis čirška.
savaitės. Aš tuoj paėmė pinigėlių Ant kelionės. ant kelionės. O muzika ir nemokama. O čia tai jau patinka, įmestų čia panelį. Juokiasi. Dalykinis gėrimas, va, stiklinis. O, tyviška dar. Stiklinis gėrimas dubuliai. Red Bullis. Vietnamietiškas. Į sveikatą. Saldus bjaurybė. A galit baigi vaikščioti, blėt. Đi dây sân cây đâu? Đi dây nước hả bạn? Buvo veža krovinį su motorolė. Mes traukit iš vaiko. Va, 2 mašinėlės, ar 3 veža. Net neprisiriša ranką, prisilaiko. Krovininiai motoroleriai. Ūsus nusiskutė virtuvį prie ten, kur prie maisto, kur dirba, ten yra ūsiukus skutasi, na. Normaliai, tik Vietname. Žodžiu, dabar jau pradėjo leisti lėktuvą. Ir kas yra įdomu, kad yra 1, 2 ir 3 zona pas mus lėktuve. Ir vat, pavyzdžiui, jie kai sako, dabar jau leidžiam lėktuvą, ne? Boarding sako. Tai dabar, pavyzdžiui, boardina kairiai 1, dešiniai 2 zonas. Mes esam 3 ir mūsų dar nebordina. Ir tos zonos jos priklauso nuo to, kurioj tu vietoj sėdi. Žodžiu, kad nepasidarytų kamščiai lėktuve ir kad visi taip grupėm ir sueitų ir sutaupytų jiem laiko. Tai aš manau visai nebloga sistema, ne?